Sveiki! Papasakosiu Jums apie jaunesniųjų karininkų vadų mokymus studentams. Prieš 10 metų pats tokius baigiau ir pradėjau tarnybą Lietuvos kariuomenėje, kuo labai didžiuojuos. Tiesa, šitie mokymai kurį laiką nevyko, bet gera žinia, jie yra atnaujinami. Dabar trumpai apie pačius mokymus. Kaip patyręs, galiu pasakyti, kad tai labai patogu. Studijuoji vieną dalyką, o tuo pačiu dar lankydamas jaunesniųjų karininkų vadų mokymus įgyji ir dar vieną – karininko profesiją ir atsargos leitenanto laipsnį. Mokymai trunka 3 metus. Aukštųjų mokyklų studentai paprastai kartą per savaitę mokosi karybos teorijos. Vėliau jie pritaiko lauko pratybose, kurios trunka vidutiniškai 2 savaitės ir vyksta vasaros atostogų metu. Pirmais mokymų metais būsite rengiami kaip eiliniai kariai, antrais metais skyriaus vadais, trečiais metais būrio vadais, karininkais. Tai, ko išmoksite šiuose mokymuose, gali būti naudinga ir jūsų kasdieninėme gyvenime. Pavyzdžiui, suteikti pirmąją pagalbą ar pasigilinti į topografiją, kad galėtumėte lengvai orientuotis nepažįstamoje vietovėje. Išmoksite ir karinių dalykų. Valdyti ginklą, karo inžinerijos, taktikos, rikiuotės, dirbti su radijo stotimi, karinio vadovavimo, karo meno istorijos. Taip pat gausite naudingų pedagoginių, psichologinių žinių, išmoksite dirbti komandoje ir jai vadovauti. Galėsite naudoti sporto baze. Jei vėl būčiau pirmakursis ir man reikėtų apsispręsti, ar eiti į jaunesniųjų karininkų vadų mokymų studentams, būtinai tai daryčiau. Kodėl? Ogi štai kodėl. Taupai laiką ir per tą patį studijų laikotarpį dar įgyji karininko profesiją ir gauni atsargos leitenanto laipsnį. Atlieki pareigą savo šaliai, privalomąją pradinę karo tarnybą. Įgyji galimybę ateiti tarnauti į kariuomenę ir siekti karininko karjeros. Įrašas apie baigtus mokymus tavo gyvenimo aprašyme gali padėti lengviau įsidarbinti. Taigi, vaikinai ir merginos, jei jūs, aukštųjų mokyklų studentai, esate neteisti ir jums nuo 18 iki 32 metų, neturite pagrindinio karinio parengimo, mes jūsų laukiame Vilniuje, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, Kaune, divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje, Klaipėdoje, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų motorizuotame pėstininkų batalione. Jei norite sužinoti apie tai daugiau, skambinkite nemokamų telefonu arba užpildykite anketą puslapyje karys.lt. Ateik į kariuomenę ir išmok nugalėti.